Išgrioviau tą perdangą vakar. Va, perdangos likučiai, detalės. Kraštį teko pjauti, kad šitos nesugadinti. Ir jau pradėjau rinkti konstrukciją. Žmonių vėl pilna, bet vis tiek reikia kažkaip tai pafilmuoti, parodyti jums. Kaip matote, įleidau balkį į sieną. Buvo perdangos likučiai, tai viską iškrapščiau ir tiesiog įdėjau balkį, kad siena nesmuktų. Tas pats ir anoj pusėje. Inžinierius prašė dvigubo balkio, tai dvigubo karkaso. Tiek šitoj pusėje, tiek šitoj pusėje. Tai taip ir atrodo. Tai dabar tiesiog sudėsiu skersinius ir perdanga bus padaryta. Šitą sienelę teko pamūryti, nes viskas išgriuvo. Ten viršuj siena kybojo, kol šitas mūrijosi. Vada, čia galiukas reikia įkišti plytus. Jo, šiandien pasiėmiau truputį kitą kamerą, tai greičiausiai vaizdas bus daug geresnis, daug ryškesnis, tik tai gali kažkiek tai drebėti. Seniai filmavau su Sony tą kamerėlę. Stalčiai guli, metai laiko nenaudojama. Tai sudėsiu tuos skersinukus, įsiskaičiuosiu, susuksiu su kampais ir važiuojame į vasaros namelį. Pabaiga bus surinkta sukuta mediena ir taip galvoju apie tai. Skandinavai savų miškų nelabai pjauna, tai greičiausiai šitą visą medieną atvažiuoja iš kur? Taip, iš Lietuvos. Padaryta. Va tokia ta perdanga, kurią paskaičiavo inžinieriai. Dvigubas ir kas kem 3 skersinukai. Santechnikas atėjęs juokėsi. O iš apačios atrodo šitaip. Žodžiu, užtaisiau dar tą skylutę, dar ten kampe mačiau buvo ir viskas. Užtaisyta. Iš čia greičiausiai bus gipsas, iš viršaus bus plokštė, bus šildomos grindys greičiausiai. Bet šiandien tai nėra aktualu. Blemba, kažkas rūko primėto. Ach, tai dieve. Все, imam savo daiktus ir važiuojam. Taigi užsukau dar kakavos į kolonėlę. Kelias tolimas, kol nuvažiuosim, tai pagurkšnosim skaniai kakavos. Kągi, judame į priekį. Ta daniška gamta, kaip lietuviška, realiai viskas tas pats. Ir orai daugiau mažiau tie patys. Ir Baltijos jūra, kita pati. Tik tai kita pusė, kiti krantai. Atvykom 12 valandų, tai kokias 4 valandas 5 padirbsiu čia ir važiuosiu atgal. O rytoj jau būsiu pilną dieną. Šilta, faina, smagu.
Kaip matot, nieko daug neatlikau. Tai 2 dienas dirbau, tai pasikeičiau supuvusius balkius ir va kažkiek pradėjau lentelių dėti. Jūra šiandieną gan rami. Vėjas nedidelis. Tai reikės ir čia viską dažyti. Užsimanė papildomai. Aišku, visas šitas gonka, kaip čia skaitosi, priestatas. Ir čia taip pat. Tai veiksmo tikrai pakaks su to dažymu. Gal dar kažką reikės pakeisti, kokią lentą. Žiūrėsim, kaip jau aną pusę padarysiu. Tai va, pasikeitė tas karnizas. Įsidėjau. Ir taip pat kalasi. Lentos glaudžiasi viena su kita. Ir ant viršaus juostelė. Įsidėjau palangę. Įsidėjau virš langų. Žodžiu, viską grąžinu taip, kaip buvo pagal seną. Tik tai tiek, kad naujos lentos. Paskui užsidės tie apvadai vadinami langų. Ir viskas bus tas pats, kaip kad buvo. Kaimynai irgi dirba, deda tą šiaudinę dangą. Tokiais va kuokštais, pundais, tais vadinamais deda ir apačią lygina, taip muždami. Tai paskui nueisiu, pafilmuosiu daugiau iš arčiau, kaip jau jie išvažiuos, bus galimybė užlipti ir parodyti iš arčiau. Jo, kaimynai yra kaimynai, o aš turiu savo darbus, ne? Tai einam ant savų darbų. Šiaip tai visai neblogai gaunasi, kaip jau paskui viskas susidės, kaip susimontuos, nusidažys, bus vėlgi balta, kaip kad buvo, tik tai tiek, kad naujos lentos. Kas čia per signalas vyksta? Oho, vyksta sirenos testas. Danijoje vyksta sirenos testas, prezidento paskelbtas įspėjimas. Kas čia dabar? Gal jau nebedirbti? Gal užtenka? Sirenos kaukia, darbas baigėsi. Užtrunka tai, kad matot, čia reikėjo kiekvieną lentą ir tą juostelę supjauti taip į konusą ir viršui irgi tas pats, žinokit. Tai įsivaizduojat, kaip reikia tiksliai išmatuoti, kad ir čia būtų gerai, ir ten būtų gerai. Tai tikrai, žinokit, ilgai užtrunka. Ir plius esu vienas, tai lipk žemyn, įsipjauk, lipk aukštyn, prisimatuok, jeigu da ką reikia vėlgi, lipk žemyn. Tai va taip ir bėga tie kilometrai per dieną. Didelių rezultatų nėra, bet užtat tvarkingai. Kągi, trumpai perkasiu.
vandenėlis, agurkėlis ir sumuštinė. Atrodo, kad limonadas, ne, bet čia ne limonadas yra, tai yra vanduo ir elektrolitų tabletė. Nei jis saldus, nei jis ką, tiesiog papildomų tokių, sakykime, gerųjų dalykų kūnui. Antibiotikus jau baigiau gerti, jau praėjo tos 2 savaitės, tą procedūrą baigiau. Tai dabar geriu tas gerasias bakterijas, kefyro daug geriu. Žodžiu, kaip ir atrodo viskas gerai. Nelabai jaučiu aš to antibiotikų poveikio, atrodo viskas normaliai, darbingumo pakanka, nuotaikos geros. Tai kaip ir atrodo viskas gerai. Kaip ir viskas gerai. O čia tiesa sekantis dažymo darbas, sekantis vasarnamis. Veiksmo tikrai, kaip matot, pakaks. Dar reikia išimti tas trinkeles. Yra pasmukusios trinkelės. Tai reikia sukelti, padaryti vėl lygiai. Kodėl čia pasmuko, nežinau, bet turėsiu tą darbą atlikti. Ir ten tolyn, už tų krūmų, dar yra vienas vasarnamis. Tai viskas bus prie to paties. Tenais, šitas, ir dabar, kur dirbu, tas baltas. Taip, kad darbelio šitam regione tikrai sočiai, tikrai pakankamai. Uja, visas dulkinas nuo to pjovimo, nuo to šlifavimo. Kol ten pritaikai, kol prišlifuoji tiek apačią, tiek viršų. Užtrunka tai, tas medis dulka. Tai per tas 4-5 valandas per daug, žinokit, nieko nepadariau. Tai aišku, šoną jau pradėjau, tą vadinamą pakalimą, kol nusiėmiau ten tuos lygmenis, visą kitą. Tai jau kitą dieną bus galima kilti aukštyn ir gal įveiksiu, tai būtų kaip ir pusė namo. Tiksliau, pusė sienos padaryta. Nepriskubinsiu, žinokit, neina paskubėti, nes labai daug tokio tikslaus prileidimo, tikslaus matavimo. Norėčiau užlipti pas kaimynus pafilmuoti, bet greičiausiai, žinokit, šiandien nepavyks, nes ten dabar jie anoj pusėje kažką veikia, tai nenoriu aš, kai jie matytų, tai greičiausiai kitą dieną tai padarysiu. O aš ką, renkuosi daiktus, šiandien bus diena. Tai va. Tos lentos, žinokit, tikrai labai ilgai užtrunka. Būtų ten, sakykime, vientisos lentos nuo viršaus iki apačios ar priešingai. Tai kaliai ir pamiršai tos visus rūpesčius. O dabar kiekvieną lentą pjauti, tiek apačioje pjauti, tiek viršai pjauti. Ir viską reikia prileisti tip top. Tai tikrai užtrunka. Kągi, važiuojam namo. Ant to stogo pas kaimynų užlipti vėlgi nėjo. Bet ten tikrai, žinokit, įdomiai yra, nes aš mačiau iš apačios tai 2 eilės dėtos čerpių ir paskui ten jau kyla tie šiaudai. Tai tikiuosi kitą dieną, gal kokią kitą dieną užlipsiu, kaip jų nebus ir tikrai parodysiu,
Nes asmeniškai man tai, žinokit, tikrai labai įdomu. Man labai gražu tokia senovinė autentika. Tikrai, žinokit, va, super atrodo. Tik va įdomu, kiek tai laiko, ar nesusėda tie šiaudai, sakykim, su metais kitais. Sunku pasakyti. Bet tikrai įdomiai, tikrai įdomiai. Kągi, aš važiuoju namo. Šiandien bus viskas. Šiandien bus gana. Jo, šiandien bus gana. Video bus toksai. 5 valandos vakaro. Sakyčiau, pilnai gana. Da, kol parvažiuosiu, valandą laiko užtruks 60 km. Žodžiu, į kelią. Tai tumsyk iš manęs tiek. Ačiū, kad buvote. Dėkui, kad žiūrėjote. Dėkui už jūsų patiktukus, už parašytus komentarus. Ir pasimatysime sekantį kartą. Ir tiesa, jeigu turite kokių klausimų, tai drąsiai rašykite, klauskite. Tikrai pasistengsiu atsakyti visus užduodamus klausimus. Taip, kad dar kartą dėkoju ir viso geriausio. Na, o dabar spaudžiam gazą ir varom valgyti cepelinų.